Turboreaktyvinėje variklyje yra 3 pagrindinės dalys – kompresorius, degimo kambarys bei turbina. Pradėkime nuo kompresoriaus. Jis dažniausiai susideda iš kelių stadijų kompresoriaus menčių, kurios sukasi ant 2 skirtingų ašių. Dėl to, nes skirtingų slėgių ir greičių dujos turi sukti vidinius kompresoriaus greičiau nei išorinius. Šios mentės ateinantį orą pagreitina bei jį sukompresuoja, tai yra sumažina tūrį. Dar į visumą prisideda vadinamieji statoriai. Šie dalykai yra panašios konstrukcijos į kompresoriaus mentes, tik jos yra nejudančios dalys ir jos tik nukreipia dujų tėkmę, taip padidindamos efektyvumą. Taigi, kita dalis – degimo kambarys. Šioje aplinkoje įvyksta visas veiksmas. Suspaustas oras susimaišo su kuru ir yra padegamas. Kadangi dujos ir bet kas šildomas plečiasi, tai leidžia dujų tūriui didėti. Įvyksta izentropinių dujų dėsnis ir dujos šauna pro kitą reaktyvinio variklio galą – turbinos sekciją. Turbina yra dar viena labai svarbus dalykas. Turbina priverčia kompresorių suktis, nes išeinančios dujos suka ją ir tuo pačiu metu suka kompresorių. Lieka tik išeinančios dujos, dėl kurių veržimosi greičio reaktyvinis variklis pradeda duoti jėgą. Dažniausiai jumbo jet varikliuose, tose pačiose, kurie yra naudojami reaktyviniuose Boeing laineriuose, išeinančios dujos ir iš variklio srities, kur vyksta degimas, duoda tik 20% galios. Kiti 80% galios ateina iš aplink variklį einančių dujų. Šios dujos irgi yra kompresuojamos tik per vieną stadiją. Tuo pačiu jos ir ataušina patį variklį. Degimo kambaryje temperatūra gali pakilti net iki 1500 Celsijaus laipsnių. Tai beveik ketvirtadalis Saulės paviršiaus karščio. Dėl šio karščio yra naudojami specialūs metalo lydiniai, kaip aliuminio ir silikono lydinys arba titanas. Tai duoda dar vieną priežastį, kodėl šiuolaikiniai reaktyviniai varikliai yra tokie brangūs ir siekia kelis milijonus eurų. Žinoma, pabaigai, visa šitai nebūtų galima, jei ne trečias Izaoko Niutono dėsnis. Kiekvienas veiksmas turi atoveikį. Tikriausiai. Gerai, leidžiu dujas. Pasiruoš. Tu leisk, tegu jam eina, žinai, tos dujos. Nu, nežinau, kol jam dais. Dain greitai. Sakiau pro skylę. Nu. Trauk drėlę. Kalk. Pirštinę trauk. Projektas nepavyko dėl kelių priežasčių. Nebuvo naudojamos tikslios pjovimo staklės darant variklio komponentus, medžiagos buvo neatsparios karščiui bei nebuvo patvarios. Nebuvo įdėti statoriai, viskas vyko ant vienos ašies, o ašiniam kompresoriui norint pakankamai sukompresuoti orą reikia didesnio variklio dydžio bei aukšto ir žemo slėgio ašių. Todėl nebuvo pasiektos optimalios revolucijos per minutę ir variklis pat neišsilaikė. Dar prisidėjo žmogiškoji klaida. Mes užmiršome pirmą sukti visą ašį, o tik po to įjungti degimą.